kaina apibūdina, kad neturi socdemai principų ir principinių pozicijų ir kad, tipo, tu gali norėti, žinai, reikia čia sutvarkyti, kad mus pagirtų, reikia medijas, kažką sutvarkyti, bet tada tu, jeigu principinę poziciją turi, tu supranti, ne, tai būtų blogai, nes, gal tave pagirtų, bet tu realiai sunaikini tą tada ne LRT, čia labiau, medijas apskritai žurnalistų, kaip institutą, kas Lietuvai būtų blogai, bet jie principinių pozicijų, kai neturi. Visą laiką mąsto labiau apie savo maždaug, kas jiems naudinga būtų, jiems pohui tos principinės pozicijos, todėl ir turim tiek daug problemų su jais, bet iki kitų rinkimų dar gyventi, iki jo, ir problemą jo žiūrėsim. Daug čia dabar žmonių tiesiog vilėsi, kad čia, kaip čia viltis deda, kad va, jaunimas šviesus ateis ir išgelbės, aš nemanau, kad vien to užtenka, o netgi tą jaunimą pažiūrėjus. 3 metai dar. Biškai mažiau, tarkim, čia, tipo, jeigu tau, pavyzdžiui, 16 ir tu dabar eini protestuoti moksleivis esi, ne prie Žemaitaitį. Po 2 metų baiginėjęs 12 klasės egzus, tau galvoj stojimai, hormonai, galimybės pasaulio. Ar tu net iš viso dar domėsies šito dalyku? Čia irgi klausimas yra. Ten per 2 metus jaunam žmogui, tarkim, ten, 2-3, ten kiek, tarkim. Ypač jeigu toliau, pavyzdžiui, būtų ramiau, jeigu jie nedarytų tokių drastiškų tokių pakeitimų, kur, 40 000, ten 30, whatever, protestai rinktus. O aš nežinau, kas iš tikro, kiek išsilaikys to dėmesio ir panašiai. Aš manau, kaip ir sakiau tą spėjimą, kad jaunimo ateis daugiau negu bet kada balsuoti sekančiais rinkimais. Bet kiek jų bus ir tada, aišku, už ką jie balsuos ir viską ten dalykai priklauso, už Žemaitaitį nebalsuos, bet nereiškia, kad ten neužsinica kokį paskui prabalsuos, žinai, bet, žodžiu, toli kitų rinkimų, dar kas yra, tai jeigu nedarys nieko socdemai, galbūt net tiesiog bus, kad žmonės iš tikrųjų užsimirš ir kiti dalykai jiems parūps, bet tada dar kitas dalykas, jeigu socdemai toliau darys nesąmonės, gali tiesiog antiek išvalginti žmonės, kai apolitiškai iš vis taps. Tiesiog saugiklius perdegs ten ir jie net iš vis nenorės domėtis, nes pamatys, kad nei protestai padeda, niekas nepadeda ir nusivils politikai ir apskritai taps apolitiškai. Čia irgi toks, nežinau, tai jo, aš nemanau, kad čia kova kažkokia laimėta, kaip toks sentimentas gali jaustis, kad jo, socdemai garantuoti kitus rinkimus ten praložinai ir ten ir čia ateis nauja šviesi diena. Aš nesu dėl to tikras. Aš spėčiau, kad jie tikrai praloš rinkimus, bet kokiais skaičiais ten ir koks iš tikrųjų bus tas aktyvumas iš tų žmonių, kur mes čia tikimės, kad jie ateis, ten kiek iš tikrųjų tas dėmesys bus išlaikytas, ar kiek tie žmonės nauji iš tikrųjų nuosekliai ir protingai galės balsuoti ir toliau, aš neįsivaizduoju. Čia nieks neįsivaizduoja, bet iki rinkimų dar daug, mes darysim vis tiek, kiek tik galim čia, kad išlaikytas domėjimą kažkiek, nors kartais tikrai yra sunku ir man domėtis dar kartą šitais degradais. Ir aš dabar privengiu ir Varuginienės, ir to pačio Žemaitaičio, nes kiek galima klausytis tų pačių urodų, ar Oleko to pačio vakar žiūrėjom, kiek dar galim. Jie yra tiesiog diskvalifikuoti, amžinai. Nėra nieko, ką jie gali pasakyti, kad jie išgelbės kažkaip, dabar pakeisim nuomonę. Tai yra amžiams, visiškai, juodajam sąraše. Tai aš net nematau didelio reikalo ateityje net žiūrėti jų. Problema ta, kai jie valdantieji. Ir jie figuruoja sprendimų priėmime ir panašiai, ir galų gale mes domimės, kas ką daro ir turim vis tiek klausytis. Realiai noro praškai jokio nėra dar kartą klausytis melo, ar tiesiog žodžių, kurie nieko nereiškia. Tai yra sudėtinga, tai jo, net man, kur mano darbas realiai tas dabar yra toks, bet kaip žmonėm jauniem, kurie gal mažiau susidūrė, kaip ištverti, jeigu toliau tęsis tas, nežinau irgi, bet žiūrėsim. Aš nežinau, bet aš gyvenu teisės rytise ir čia yra nemažai jaunimo, kurie palaiko Nemuno aušrą. Nežinau, gal aš hiperbolizuoju, bet taip yra nemažai grupių apskritai tokių, čia darinių, grupių, burbulų, kur Nemuno aušra, Žemaitaitis turi palaikymą. Hipotezių daug galim kelti, po kiek jų yra ir kiek dar išauks ir viską, čia, bet jų tikrai yra. Niekas nesako, kad visi jau, kaip aš ir sakiau, klausimas dar už ką jie balsuos, nes kažkiek jaunimo balsuos ir greičiausiai už Žemaitaitį vien iš principo, nes jų ten koks klasiokas ar ten klasiokai labai stumia Žemaitaičio, tai įvairiai čia gali būti viską, nuspėti sudėtingai iš tikrųjų. Ir dar laiko nemažai yra, tai, bet ne.